Tai gerai, tai komentaras. Pirmiausia, tai noriu padėkoti savo komandai už tą darbą, kurį iki šiol atliko už tą. Čia ta pozicija, kurioje mes esam dabar, tai yra atlygis už tas atliktą darbą, už kančias, už mantą, už viską. Ir aš tikrai jais didžiuojasi. Buvo tikrai labai sunku. Buvo sunku surasti tą žaidimą. Jį reikėjo ieškoti labai greitai, iš karto praktiškai nuo pirmų rungtynių ir tų svarbių rungtynių. Didelę dalį žaidėm su dviem atakuojančiais gynėjais vietoj žaidėjo, kas be abejo sunkino mus, didino klaidų skaičių, mažino mūsų manevringumą. Bet dar kartą sakau, aš labai džiaugiuosi iš vyrų šiandien. Brolis sako, kad gynyba buvo pagrindinis veiksnys. Kas mums beliko, kai mes, sakykime, prarandam tokį mantą, kuris buvo mūsų smegenis, kuris buvo mūsų aštrintojas, kuris kai kurios rungtynėse po 10 asistų padarydavo ir pats užatakuodavo labai stipriai, tai aišku, kažkaip reikėjo suktis iš tos situacijos. Gerai, kad mes turim ilgą suolelį, gerai, kad mes galim leisti įvairių žaidėjus. Gerai, kad išeina brolis sunkių momentų ir neprameta, nors buvo čia pasigirdę visokių kalbų iš vis. Dabar geriau apie gerai. O kaip vertinat komandinį žaidimą? Komandos rolę šiandien? Aš dar kartą sakau, mums yra labai sunku žaisti. Mūsų abudu žaidėjai, sakykime, Vasiliauskas ir Juškevičius įmesti į ūkį pirmą kartą. Jiem net nebuvo tos rolės keliamos. Ir įsivaizduojat, jie niekada nežaidė tokiam lygiai, netgi klubiniam čempionate jie nežaidė kažkur. Sakykime, turkų visi žaidėjai, jeigu ne už Turkijos rinktinę, tai klubiniam čempionate jie žaidė labai svarbiose rungtynėse, jie yra apšaudyti, jie yra patyrę, jie daug metų toj komandoje, jie žino, kaip mūsiškiai visai kita situacija. Gerai, kai traukia šitaip ir Seibutės ir Pocas žaisdami, susitvarkydami su tą rolę. Ne viskas blizga, bet taip ir tai yra normalu. Treneri, tie tritaškiai Dariušų iš tiesų galima buvo tikėtis? Grąžino mus atgal į rungtynės, nes pradžia buvo labai sunki, labai nervuota, matėt vieną žaidėją pastačiau, kitą pastačiau ir taip matėsi, kad jie truputį nepasitikė savimi, bet per tokius dalykus ateina pasitikėjimas, ateiti bus lengviau tikiuosi. Be abejo, visi jau kalba apie galimą varžovo pusfinalį. Šiandien reikia pailsėti, nes galvoju, žaidėjai ir aš pats mes išsunkti jau pakankamai, kaip tos citrinos, žinot. Reikia nusiraminti, atgauti jėgas, o paskui galvosim, kas toliau. Aišku, kad favoritai yra Ispanija ir Amerika, nėra paslėpti. Kaip jas sukomplektuotos tokios komandos, kokius jos turi žaidėjus. Žinot, kiekvienas rungtynės yra naujos rungtynės. Kaip bus tos rungtynės, vėl nežino, taip pat viens dievas gal nežino. O šiandien kažką tai numatė jums, kažkokį tai laisvę, be Švyturio? Mes užvažiuosim, padėkosim fanam iš Švyturio būstinę be abejonės, nes čia, pasakiau, komanda neturi žinot prieš rungtynės, bet čia vadai turi taip susitarti, bet kokiu atveju būtume užvažiavę. Už tą palaikymą fantastišką mes turim gerbti ir padėkoti. O paskui turbūt paleisiu su žmonom, tegu eina pavakarieniauja atskirai, ką čia visą laiką kaip vaikus. Dėkui. Ačiū. Ačiū.